Deja, Lietuvoje vis dar vyrauja nuomonė, kad dyzeliniai varikliai tinkami tik tai traktoriams. Šiandieną šį mitą paneigsiu, nes turiu 2.6 kartos Volkswagen Passat su dyzeliniais varikliais, iš kurių vienas komfortiškas ir praktiškas, o kitas sportiškas ir praktiškas. Visiems skeptikams galiu drąsiai pasakyti, šių dyzelinių variklių garsas neįkyrus ir nėra erzinantis, todėl visiems, kurie pripratę prie garsiai tarškančių dyzelinių variklių, siūlau paklausyti šių. Manau, jūsų nuomonė greitai pasikeis. Pilkasis Passat turintis prierašą R20 ne tik maloniai dirba, tačiau gali pasigirti ir labai gerą dinamiką. Tai azartiškas ir tikrai eiklus variklis, nes akseleratorių nuspaudus iki dugno, kartu su žaibiškai kylančia greičio rodiklė taip pat greitai platėja ir šypsena veide. Tuo tarpu juodajame Passat variklis suderintas su automatinė pavarų dėže, todėl juo malonu važiuoti ir mieste, nes pavaros jungiamos maloniai, nors iki visiškos precizikos dar šiek tiek trūksta. Vienaip ar kitaip neerzins dyzelinis variklis, kuris neatima galimybės mėgautis komfortu, nes neskleidžia įkyrių garsų. R20 versija turi standesnę važiuoklę ir yra apauta žemesnio profilio padangomis, todėl toks automobilis kur kas stabilesnis nei paprastas Passatas. Deja, tai atima nemažai komforto. Vienaip ar kitaip, savo važiavimu R20 iki galo nesugeba įtikinti, kad tai sportiškas automobilis, nes veikiant staigesnius posūkius jis vis tiek atrodo kaip didelis, sunkus ir nerangus universalas. Aišku, paprastas Passatas virduliuoja dar labiau, tačiau nestabiliu jo nepavadinčiau. Jo nėra net ko lyginti su tokiu svirduliu kaip Citroen C5. Passat važiuoja kietai, tačiau jo kūrėjai sugebėjo išlaikyti deramą balansą, kad komfortas nebūtų visiškai paaukotas vardan stabilumo. Nudžiuginti bus tie, kuriems rūpi, kad bagažinėje tilptų kuo daugiau daiktų. Abu šie Passatai turi talpias bagažinės, o sulanksčius galinės sėdynės gausime lygias grindis. Tai įrodymas, kad sportiškas automobilis gali būti ir praktiškas. Nors šie Passatai yra panašūs, tačiau juose slypi ir nemažai skirtumų. R20 turi 125 kW dyzelinį variklį. Juodasis 103. 6 pavaros tiksli mechaninė pavarų dėžė. Labai komfortiškas automatas. Galingasis R20 puikiai subalansuotas. Variklis galingas ir šį nemažą metalo gabalą išjudina labai lengvai, o puikiai pavarų dėžė leis išnaudoti gali ir sparčiai įsibėgėti. Pavaros jungiamos labai tiksliai. 6 bėgiai garantuoja, kad važiuojant ilgus atstumus bus galima suvartoti mažiau kuro nei tikėjotės. Variklis labai elastingas. Tuo tarpu mažiau galingas juodasis, kuris turi automatinę pavarų dėžę, leis mėgautis komfortu. Pavaros jungiamos neblogai, bet iki idealumo šio to trūksta. Labiausiai erzina delsimas pajudant nuo sankryžos. Akseleratorius nuspaustas, o pavarų dėžė dar galvoja, kągi čia nuveikus, o po to tarsi sugrįžus iš snaudulio puola dirbti ir automobilis šauna pirmin. Nelabai malonu. Tas pats ir norint lenkti užmiestyje. Kartais galima nejaukais įsigąsti, kai pedalas nuspaustas iki dugno, o pavarų dėžė dar galvoja, ar įjungti žemesnę pavarą, kad automobilis geriau įsibėgėtų. Kuogi šis R20 Passatas viduje skiriasi nuo paprasto? Na, čia mes turime labai didelį ir patogų liečiamą ekraną, taip pat aliuminio apdailą ir šiokius tokius R20 simbolius. Taip pat patogias, tačiau labai kietas ir sportiškas sėdynės, kurios puikiai prilaiko kūną posūkiuose. Tuo tarpu čia visai kita istorija. Šis Passatas kur kas santūresnis ir paprastesnis. Čia mes nerasime ranka liečiamo ekrano ar kažkokių tai smulkmenų, kurios blaško dėmesį. Viskas paprasta ir vokiškai santūru. Skirtumų šie Passat turi ne tik po variklio dangčiu ar išorėje, tačiau ir viduje. R20 turi daugiau žaisliukų, bet norint su jais susidraugauti, teks priprasti prie valdymo subtilybių. Didelis lietimų jautrus ekranas patogus naudoti, kol nereikia pasiekti tolimiausio jo kampelio. Tuomet tenka šiek tiek pasilenkti į priekį. Tai ne itin erzina, tačiau šią problemą Volkswagen galėjo spręsti šiek tiek pasukdami centrinę konsolę link vairuotojo, kaip tai daro Alfa Romeo ar BMW. Tai būtų ne tik praktiškiau, bet ir sportiškiau. Visa kita kokybiška ir malonu. Paprastas Passatas ir yra paprastas, jokių įmantrybių, tik tai, ko labiausiai reikia. Abiejų automobilių interjeras kvepia vokišką kokybę, niekas nebarška, nešokinėja, necypsi. Tiesiog ramybės ir kokybės oazija. Tačiau sėdynės labai skiriasi. R20 turi puikų šoninį prilaikymą ir gerai apglebia kūną.
bet važiuojant per nelygumus ir duobes labai norisi, kad apatinė sėdynės dalis būtų šiek tiek minkštesnė. Tuo tarpu paprasto Passat sėdynės nėra taip stabiliai laikančios kūną posūkiuose, bet atlaidesnės jūsų kūnui skaičiuojant kelio duobes. Deja, kalbėdamas apie Passat, turiu nuvilti tuos, kurie šventai tiki šio automobilio patikimumu. Vokietijos techninių apžiūrų statistika sako, kad Passat šiuo atžvilgiu užima vos 75 vietą. Jį lenkia beveik visi pagrindiniai konkurentai, žemiau rikiuosi tik prancūziški modeliai. Kuo dažniausiai skundžiasi vairuotojai? Kaip bebūtų gaila, bet būtent šiais dyzeliniais varikliais, kurie sumontuoti mano bandytuose Passat. Dažniausias gedimas – sugedę purkštukai. Jie nėra pigus, kainuoja beveik 1500 litų. Deja, jie sugenda staiga ir be jokio perspėjimo. Tai gali tapti nemaloniu siurprizu, įsiruošus tolimesnėn kelionėn. Staiga jūsų automobilis užgesta ir jau nebeužsiveda. Ne pačių geriausių atsiliepimų susilaukia ir važiuoklė. Konstrukcijai panaudotas aliuminis tampa brangiu malonumu, kai dalis reikia keisti. Tačiau bent jau dėl elektronikos galima miegoti ramiai. O mano bandomus Passatus patikrins mūsų draugai iš serviso R2L. Kaip nebūtų keista, šio sidabrinio Passato yra šiaip bazė ir standesnė, ir ratlankiai didesnė, bet būtent šitam juodam yra galinių sverčių salimblokai. Kas liečia sidabrinį Passatą, iš pakabos kaip ir jokių gedimų neradom, ten visi skyšiai tvarko ir viskas kaip normaliai. O būtent šito, tai vat, iš pakabos yra problema. Priklausomai nuo važiavimo, kiekvienas pasirinka nuo savo priimtimesnį variantą tokį, kaip kas liečia automatinės pavarų dėžės, šiek tiek padidėja išlaidos būtent tepalų keitimui. Šis šeštosios kartos Volkswagen Passat ar taip patikimas ir geras automobilis? Ar verta į jį žiūrėti? Iš dabartinio pasirinkimo gan dažnas mūsų, kaip sakoma, sutinkamas automobilis autoservise, bet šiaip tai tokie kaip eiliniai kažkokie tai remontai, ten teko vieną kartą ir variklį daryti, bet, kaip sakoma, nieko rimto. Ar šeštos kartos Passat geras automobilis? Važiuoja maloniai, norintys komfortų ir neblogos interjero kokybės nenusivils, tačiau tai vienas iš tų automobilių, kurie gali sukelti rimtų galvos skausmų jį remontuojant. Norintiems paprastumo tai neblogas pasirinkimas, bet konkurentų jis turi labai daug. Pradedant komfortišką, bet neįtin patikimą Renault Laguna ar sportišką ir taip pat nepatikimą, bet labai gražią Alfa Romeo 159 ir baigiant agresyviu, bet rūdis labai mėgstančių Honda Accord. Naudotas Passat dažniausiai kainuoja neįtin mažai. Lietuviai jį myli, todėl ir kaina antrinėje rinkoje palyginus aukšta. Dyzelinu varomas ir geros būklės šios kartos Passat gali kainuoti daugiau nei 40 000 litų. Tai tikrai nemaža suma, nes naudotų automobilių rinkoje galima rasti kur kas pigesnių analogų.